Jeigu pažiūrėsime, kas kariauja dėl laisvo žodžio, tai ten iš tų žmonių, kurie iniciatoriai. Kiti ten yra suvedžioti, ten, kaip žinot, eina vis ir iš paskos eina avių banda, žinai. Nu, tai dabar vieną tekį paleis per pedagoginį tiltą, tai pusė avių iš paskos eis. O ko jis sakys, nežinau, nu sako, einu tenais, o dėl ko, tai nežinau, sakys, einu, žinai. Ar ten sakys, gal koncertas kas nors yra koncertuoja. Tai, kaip žinote, Seimo pirmininkas socialdemokratai sugalvojo padaryti darbo grupę, ko aš iš esmės nepritariau, nes tai yra klausimo marinimas ir reikia klausimai spręsti čia ir dabar nebereikia žaisti. Tai yra, esmė, labai paprastas dalykas, kad LRT vadovo atleidimas turi būti slaptas balsavimas, o negali būti atviras balsavimas, turi rasti kadencijų skaičius, kas, vėlgi, tai yra natūralus dalykas, tai yra tas senas projektas, kuris buvo mano projektas, tai buvo pakviesti dalyvauti ali žurnalistų atstovai. Tai aš dabar niekaip nesuprantu, ką gali žurnalistai spręsti LRT vadovo paskirimo, atleidimo arba kadencijų klausimą, kad reikėtų daryti darbo grupę. Ir aš tada grįžtu į ligoninių klausimą. Ligoninių arba valstybinių biudžetinių įstaigų ir ne tik biudžetinių įstaigų įmonių kadencijų laikas. Tai kai Dalia Grybauskaitė buvo pasiūliusi, kad visose įmonės įstaigose valstybinės turi būti nedaugiau kaip 2 kadencijos po 5 metus, ar jūs girdėt, kad nors vienas medikas dalyvautų darbo grupė? Ar jūs girdėt, kad kas nors ten rėkautų, šūkautų, piketuotų ar ne? Ar jūs matėt, kad nors vienas muziejaus darbuotojas atėjo, kai buvo pasiūlė? Ar jūs matėte, kaip nacionalinio muziejaus nors viena profesinė sąjunga reiškia nepasitenkinimą, kad atsiras mūsų direktoriui 5 metai kadencijos, 2 kadencijos ir atrankos būdu. Nu niekur mes nematėme, ne, jokių draskimų, nieko. Dabar pas mus čia reikia rėkauja. Kitas yra dalykas, kai tu pamatai pradedi studijuoti žmonės, kas yra, tokia yra Birutė Davidonytė. Tai man priminė tai, kad ateina žurnalistai, nesugeba kažką pasakyti, prasidėjo žurnalistai, pasiema iš telefono ir jie telefono skaitos, kas jiems surašyta. Tai galite įsivaizduoti, kokio lygio tada yra žurnalistas, jeigu jisai nesugeba apginti savo bendruomenę. Ar jūs esat matę ūkininkas, kad ūkininkas užlipęs ant tribūnos skaitytų iš knygutės apie grūdų auginimą, kiaulių sėklinimą arba telyčių. Ir čia ateina žurnalistė, kuri, gėda, aš nesu, bet ir žinai, aš vis dėlto galvoju, ant kiek turi būti kvailas, drąsus žmogus, kad eitumė į tribūną, jeigu tu net neturi iškalbos, nemoki suregzti sakinio, bet to, kas tau yra ChatGPT surašyta telefone, ne, ar ten kažkas jį surašė. Tai net pati bendruomenė turėtų žurnalistai, šaipytis iš jos, jie sakytų, eik mergužėlė, bigudukus sukis ir sėdėk kambarį, tu ten rašyk knygas, poemas ar ką tu nori. Bet kai tu pradedi gilintis Dovidaitytės istoriją, tu pradedi gilintis, kas jos tėvas buvo. Jos tėvas buvo vienas aktyviausių Antakalnio konservatorių skyriaus pirmininkas. Mama visuose rinkimuose dalyvaudavo. Dideliodavo fiškės, kas turi eiti komisijos narius, kas komisijų pirmininkai bus, kas balsavimas namuose. Nes, žinai, iš kur aš žinau, ašgi buvau Vilniaus miesto rinkiminės apygardos komisijos nariu, Antakalnio rinkiminės apygardos komisijos pirmininko pavaduotoju ir aš labai jį gerai prisimenu. Ir man tik tai tu pavardė man kažkaip suėjo, to mamos jos pavardė suėjo kaip komisijos pirmininkė, aš esu man dar į priedą suskyręs. Tai aš atsikapšiau dokumentus, pasiėmiau iš savo seno seifuko, kur aš dėjau visus dokumentus, kur man teko dirbti, žiūriu, kad čia tas pats Davidonis vaikšto, Davidonytės Birutės tėvas. Ir tada tu supranti, kad ten buvo Andrius Kubilius, prisiminkite garsią istoriją, kiek ten Seimo narių buvo, tada tu supranti, kur atsiranda tada Ingrida Šimonytė Antakalnį ir tu pradedi matyti, kad tai jinai nieko kito negina, kaip gina jinai lovį. Ir tada tu pradedi versti medijų rėmimo fondą, reikia pažiūrėti, kodėl jinai labai prieš Ignoto šoko. Ir tu supranti, kad klausyk, kad šita mergiotė, tai jinai tik gyvena iš biudžeto pinigų. Taip kaip šita Musteikaitė, kuri tenais daužė muzikinius instrumentus, šita biški buvo pratingesnė, nedaužė, nes matyt neturi meninių gebėjimų, bet nesugeba kalbėti iš telefono kalbą, žinai, kas surašyta yra. Aš galiu pasakyti, nes ta vargšė Urbonaitė, politologė, ta, kur biški pašalusi prie Mažvydo bibliotekos, ten bandė ant scenos vartytis, stotis, asistuoti, kažką šnekėti. Tai jau ta netgi geriau linksmiau atrodė, negu kad tai iš telefono skaitančia. Ir dabar, žinai, ir tu taip žiūri iš šalies, už ką jie kovoja. Tada aš pradedu žiūrėti, kokie yra ryšiai, tada aš pradedu žiūrėti, kai jinai atstovauja asociacija. Tada to asociacija atvedo į mano mažą Lietuvą, į mano tėviškį, kad Klaipėdos rajone jinai registruota pasirodo yra. Antakalnio mergiotė žino, kur Klaipėdos rajono, kur kokia Jazminų ten gatvė yra. Ir tada aš atrandu, kad ten yra Klaipėdos atvira Klaipėda. Portalas registruotas. Atvira Klaipėda visą gyvenimą išimtinai komentavo arba padėjo, arba negali sakyti, bet rėmė, negali sakyti rėmė. Bet realiai visą laiką buvo lojali liberalų sąjūdžiai, buvo palanki konservatoriai. Ir man ateinant į savivaldos rinkimus 23 metais į Klaipėdos miesto merus, tai jie ten kalė mumis kaip turi būti, žinai, bet
Bet ten supranti, kad ten yra Petrošius konservatorius, kad ten yra dar keletą dėstytojų konservatorių, tu supranti, kad ten Simonas Gentvilas ir tu randi dar ir Šulcą ten randi, kuris buvo tarybos narys. Tai, ir tu gauni tą visą tokią puokštę tokių pažliugusių gėlių, papūvusių jau, žinai, kurios netinkamos naudoti, ir tu pradedi žiūrėti, kas dar toliau toj puokštė yra. Tada tu pradedi žiūrėti, kad iš medijų rėmimų fondo vieną kartą gavo 12 tūkstančių, kitą kartą 6 tūkstančius, tada pradedi žiūrėti, kas su ją filmavosi, Miliūtė ir Ignas kūrė laidą, tada tu pažiūri, kad ir Ignas dar gavo 12 tūkstančių pinigų, žinai, tada dar žiūri, tada, pradėk reikia žiūrėti, kas tas medijų rėmimų fondas, kas su ją sudarė, kas jie tvirtino, tada atrandi, koks ministras sudarė tą rėmimų fondą, tada pradedi žiūrėti, kas yra komisijos narius, tada atrandu komisijos narį, kuri dirba, kas vyksta Kaune. Toks yra portalas, ne, kur Matijošaitį kritikuoja, kur ten visus ėda be sustanų, tada tu pradedi žiūrėti, o kas yra darbuotojai. Besižiūri darbuotojų, tu atrandi tokią Agnę. Tada tu prie tos Agnės dasikapstai, kad jinai pasirodo dirba ne šiaip savo marketingo darbuotojai yra, kas vyksta Kaune, bet jinai dar ir įtakingiausia Seimo narės Aistės Gedvilinės patarėja Seime. Tada tu pradedi žiūrėti, kokią jinai dar kitą veiklą užima. Pasirodo, jinai Žaliakalnio skyriaus pirmininkė, kur Gabrielius Landsbergis kandidatavo ir laimėjo. Tai reiškia, kiek buvo metama pinigų, mes šiandien ko gero sunku pasakyti. Gal per darbuotojus, gal per priedus, gal nežinau, ten per kitus dalykus. Tiesa, ir tu matai, kad ten jie gina lovį. Iki žodžio laisvės gynimo tai ten yra absoliutus nulis. Ir čia dar geriausiai braškį uždeda ant torto. Pirmadienį dalyvauja LRT tarybos nariai ir pirmininkas priešaky dalyvauja toj mūsų Juozo Oleko sudarytoj komisijai ir pasako, kad su kokiais komisijos nariais norėjo fiziškai, psichologiškai išdarbuoti leismą. Ir tu supranti, kad ten nusikalstama gauja. Tu supranti, kad čia yra realiai 91, 2, 3, 4 metai. Realiai Hebra nori susidoroti su žmonėmis, kurie nori kažką Lietuvoje keisti ir aš to žodžio laisvės jau kažkaip, žinai, nikutską nebematau. Tada aš pradedu toliau kapstytis, atrandu tokia, yra Lietuvos žurnalistų draugija tokia yra. Įdomi ta draugija. Aliurupižė, kaip žiūri, valdybos narius, o net ten praktiškai visi konservatoriai, be krikščionys demokratas. Konservatoriai, krikščionys demokratas, tai tais vienintelė dar buvusi yra liberalų sąjūdžio narė, kuri tarp kito ko, užmiršau dabar vardas, Mačienė berods pavardė jos yra, jinai dirba irgi, kas vyksta Kaune, jos vyras kandidatavo su liberalų sąjūdžiu ir Kauno miesto tarybos rinkimus, ir į mero rinkimus kandidatavo, į mero, į Seimo rinkimus kandidatavo. Tai tu žiūri, kad ten, du grupuotė kažkokia yra. Ir tada tu supranti, kas iš tikrųjų valdo tą mūsų Lietuvą. Ir iki žodžio laisvės, tai kaip iki mėnulio mums ta žodžio laisvė. Šitą grupuotę jie suprato, kad per sisteminius savo sustatytus žmonės jie gali viską valdyti. Tai aš manau, kad čia mes dar tik pradžią atradom, kai mes pradėsim kapstytis toliau, kokie fondai, fondeliai mokėjo pinigus, kokios sutartys buvo, kai mes pažiūrėsime viešuosius pirkimus, kas iš kokių paslaugų pirko, ne visus duomenys mes gaunam, aišku, dėl asmens duomenų apsaugos įstatymo kai kurių dalykų mes negalim gauti. Nors žurnalistai gauna ir dėl ko Černiauskas buvo įspirtas lauk iš 15 minučių, kad duomenys, kai jis ten pardavinėja, man atrodo, kiek gerai prisimenu. Tai vat klausimas, kaip čia toliau bus. Bet tauta turi, manau, kad šį kartą nebudėti, nemiegoti.